Labas, Aidai. Labas, Gintarė. Ką vaikai galėtų nuveikti ilgomis vasaros atostogų dienomis kieme? Galima ieškoti daug įdomių dalykų susijusių su kosmosu, pavyzdžiui, lietūnų arba mikrometeoritų. Kas yra lietūnai? Tai lietūnai yra mikroskopinė gyvybės forma, kuri yra atspari karščiui, šalčiui, radiacijai, vakuumui ir įvairiausiam kitom išoriniam aplinkos sąlygom. O tai kaip lietūnai tokiamis sudėtingomis sąlygomis išgyvena? Na, jie dažniausiai negyvena tokiamis sąlygomis, jie turi specialią būseną, kur vadinasi kriptobiozė, jie tarsi užmiega žiemos miegu ir tiesiog iškenčia ir karštį, ir šaltį, ir vakuumą, ir radiaciją. Ir vis tiek, norint jiems gyventi, jie turi turėti sąlygas tinkamas tai gyvybės formai. Tai kur galima namų sąlygomis rasti lietūną? Lietūnų galima rasti beveik bet kur randate samanų arba kerpių. O tai samanos ir mūsų gamtos aplinka jiems yra patogios gyvenimo sąlygos? Taip, labai patogios ir jie yra randami beveik visame pasaulyje. Suradom, o tai kaip juos tyrinėti, ką su jais galima nuveikti? Lietūnus galima stebėti, naudojantis mikroskopais, nes plika akimi jų matyti nėra įmanoma. Galima stebėti, kaip jie maitinasi, gyvena, dauginasi. O kas yra mikrometeoritai? Tai yra seniai sprogusių žvaigždžių dalelės, kurios pasiekia mūsų atmosferą ir netgi išgyvena kelionę iki pat Žemės paviršiaus. O kur rasti mikrometeoritų? Mikrometeoritų galima rasti beveik bet kur, bet kadangi jie krinta ant viso Žemės paviršiaus, tai lengviausia surasti ten, kur yra didžiuliai plotai, pavyzdžiui, stogai. Ir nuo jų nuriedėję mikrometeoritai užsikemša lietvamzdžiuose. Tai keisčiausia vieta, kuriuos galima rasti ir nemažai, yra būtent lietvamzdžių arba nutikamųjų vamzdžių takai. Gerai, radau visą tą medžiagą, o kaip dabar atpažinti, kad aš tikrai radau mikrometeoritą? Na, pirmasis žingsnis tai yra pasižiūrėti jį per mikroskopą. Ir lengva atpažinti nuo skirtingų akmenukų ar uolienų, kad tai yra visiškai apvalus metalinis kamuoliukas. Norėdami tiksliai išsiaiškinti, ar tai yra mikrometeoritas, reikėtų jau detalesnių laboratorinių paieškų. Bet surasti kandidatų panašių į mikrometeoritus galime tikrai ir su labai paprastais mikroskopais. O kas galėtų patvirtinti, kad radai tikriausią mikrometeoritą? Tam reikia labai tikslių mokslinių tyrimų, nustatyti to mikrometeorito sudėtį ir įvertinti jo amžių. Tada jau tikrai žinosim, ar jis tikrai atkeliavo iš kosmoso. Tai ko visiems palinkėtum šią vasarą? Palinkėčiau, nebūkit lietūnais, būkit smalsus, žiūrėkite aplink save, tiek samanose, tiek kerpėse, tiek lietvamzdžiuose ir danguje galima rasti tikrai labai įdomių dalykų.